partneris tai yra Seimo narys Arvydas Vidžiūnas. Šios dienos mūsų diskusijos tema yra ta, kurią tiesiog padiktavo laikmetis pavasarį, taip kaip mes dabar iš skubėjimo įtemptom rankom, taip ir abiturientų tėvai, giminės, kaimynai, patys moksleiviai, ką daryti, kur rinktis. Lygtai moksleiviai norėtų ten, kur jiems smagu, kur draugai stoja, tėvai bando sakyti, aš tau nieko nepatariu, bet, o tas bet reiškia, kad reikia pelningai, kad protingas, kad iš to turėtum duoną valgyti. O kas paskui bus, paskui bus protingesnis ir galbūt viskas bus gerai. Taigi, mes šiandien pabandysime išsklaidyti tas baimės ir pasakyti, dievuliau mano, netgi su vestuvėm ne iš karto pasiseka. Kiek būna visokių dalykų, nors visi baisiai stengiamės ir netgi prieš altorių, ten sutarėm, kad viskas bus gerai, kad mes nuo ženatvės iki mirties būsime kartu ir ištikimi. Ne visada pavyksta, o čia profesijos pasirinkimas. Taigi, mūsų šios dienos yra tema, ar verta bijoti, kad pasirinksite ne tą profesiją. Ir jau kadangi mano pašnekovai labai jau juda, nori kuo greičiau atsisėsti priešais ir jūs pamatyti, tai tegu taip ir bus. Šį kartą mes neturime kortelių, bet jie visi yra labai išskirtiniai ir tikrai atpažinsit, kas yra kas, ir aš kelis kartus pakartosiu. Noriu pirmiausia pakviesti profesorių Kęstutį Masiulį. Tai yra fizikas, profesionalus politikas, Seimo narys, humanitarinių mokslų daktaras, socialinių mokslų profesorius ir visa kita, jisai pats dar viską pasakys, kas yra. Labai gerai, profesoriau, kad nesisėdo čia, nes čia yra paruošta vienai poniai, kurią aš dabar ir pakviesiu. Tai yra Loreta Barkauskienė, tai yra Marijampolės teritorinės darbo biržos, Marijampolės skyriaus jaunimo centro ir specialistė. Tai jūs sėskite. Taip, toliau kviečiu daktarą Andrių Valinską, kuris yra Mykolo Romerio universiteto strategijos psichologijos magistras ir vadybos bei administravimo daktaras. Atsiprašau, užskubėjimo viskas. Ir su didžiausiu malonumu jums pristatau dar vieną žmogų, kuris pasirodo iš paskos važiavo, mes kažkaip lygiai greičiai važiavom. Jums visiems tikrai yra girdėtas ir matytas ir internete, ir per televiziją, nes tai yra žmogus, kurio tiesiog visi geidžia visos auditorijos. Ir man užtat labai malonu, kad šį vakar jis atvažiavo čia ir kad aš jį kalbinsiu ir jūs galėsite jį kalbinti. Tai yra Antanas Guoga, pasaulinio masto profesionalus sportinio pokerio žaidėjas, verslininkas, filantropas. Taip, radau parašyta, gali būti, kad ir dar kažką praleidau. Prašau. Ir noriu dar vieną poną pakviesti, aš tikiuosi, kad jisai yra. Vytautas Šulinskas, tai yra viešosios įstaigos Marijampolės vaiko tėviškės namai direktorius. Taip, ir iš interneto jau pažįstu. Prašau. Pabandykim pasišnekėti ir pabandykim nuo tokios labai realios situacijos, kokia yra darbo rinka, nes paprastai skaičiai viską sudėlioja į savo vietas. Todėl pirmiausia ir noriu pradėti nuo ponios Loretos Barkauskienės. Kokia yra Lietuvoje ta tikroji realioji situacija? Koks yra jaunimo nedarbas? Kokių profesijų geidžia darbdaviai ir kokių sako, atsiprašau, bet jūs jau per daug prigaminot. Prašau, Loreta. Tai jau gal nesisveikinsiu pakartami. Tai dabar mano pranešimas, aišku, nuo skaičių prasideda, aš visą laiką skaičių labai nemėgstu, nes jis visą laiką nesudaro tokio įdomumo, bet dėja, norint realią situaciją pažinti, vis tik tai reikia naudoti skaičius. Tai statistikos departamento duomenimis 2011 metų pradžioje Lietuvoje buvo 3,2 milijonai gyventojų. Ir nuo 15 iki 20 metų amžiaus jaunimas šiame tarpe sudarė 7 milijonų, tai yra 22%. Ir 2 iš 3 jaunuolių gyvena mieste. Tai dabar, šnekant apie jaunimą, visgi yra jaunimas, kaip matėte, nuo 15 iki 29 metų pagal Europos direktyvas, galbūt kažkur tai darbo biržos statistikos duomenys aš pateiksiu iki 25 metų, dėja pas mūsų statistika yra vedama taip. Na ir jaunimas, aišku, be abejo laikomi šalies augimo varikliu, todėl jaunimo nedarbas be abejo gali paveikti
į šalies ateitį, bei atsiliepti visuomenės stabilumą. Ir jaunimas susiduria su suaugusių problemomis, kai reikia jau konkuruoti darbo rinkoje, dar ne visą laiką išeina, dar švietimo įstaigose, kai kur pripratę, kad būtų globojami, o į darbo rinką atėjus jau ateina laikas konkuruoti toje nelygioje kovoje. Ir tas vienas iš svarbiausių laikotarpių tai yra perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką. Na, dabar jeigu pasižiūrėtumėme Europos kontekste, kaip mes atrodome Lietuva, dar vakar žiūrėdama skaidrę kovo mėnesio, buvo situacija visiškai kitokia, mes jie buvome nuo galo tik tai 4. Ir šiandien, kada gavome skaidrę balandžio mėnesio statistiką, kaip matote, mes jau arti vidurio, nedarbas yra 23,7. Aišku, labai norėtųsi būti Vokietijos arba Austrijos vietoje, kur būtų nedarbas dar mažesnis, bet jie jau džiugu, kad mes lenkėme eilę šalių. Kodėl taip staigiai galbūt per mėnesį kilo klausimas, kaip sumažėjo jaunimo nedarbas? Aš manyčiau, galbūt ne tie džiuginantis faktoriai įtakoja. Tai galbūt pati emigracija, nes prasideda sezoniniai darbai ir užsienyje, galbūt tie patys sezoniniai darbai Lietuvoje, tas aišku jau džiugu, kad mūsų jaunimas randa nors laikinus darbus čia pas mus Lietuvoje. Dabar įregistruota bedarbių, kaip matote, jaunų bedarbių, tiek jaunų bedarbių pateikta čia registracija nuo 2003 metų iki 2011. Ir aišku, krizė, ekonominė krizė 2008 metais, kaip matote, ryškiai parodė, kad būtent jinai paveikė, aišku, be abejo, labiausiai jaunus žmones, nes nuo 2008 iki 2009 metų, kaip matome, ženkliai padidėjo jaunų bedarbių skaičius. Ir 2011 registruota 64,1 jaunų bedarbių iki 25 metų amžiaus, tai yra 9,8 tūkstančiais, mažiau nei 2010 metais. Tai jau dabar tokia tendencija, kad po truputėlį pas mus nedarbas vėl mažėja. Dabar, jeigu čia matome, kaip didėjo bendras nedarbas ir kaip didėjo jaunimo nedarbas, galima sakyti tendencingai tiek vienas rodiklis, tiek kitas. Ir be abejo, lyginant nuo praeitų metų pradžios iki šių metų pradžios, tai jaunimo nedarbas bendras nedarbas sumažėjo 2,8%, o jaunimo nedarbo rodiklis sumažėjo 2,1%. Nuo 14,4 iki 11,6. Dabar jeigu pasižiūrėtumėm, kaipgi atrodo visa Lietuva, tai yra kaip registruotas jaunimo nedarbas visoje Lietuvoje. Aukščiausias jaunimo nedarbas yra Alytaus rajone 10,8. Aš nežinau, tai ten, kur yra tos ryškesnės dėmės, taip, kad tiesiog paprašiau auditorijai sekti. Šiaip visumoje oranžinės tos dėmės, nežinau, kaip kompiuteris rodo. Rudais. Jums rudai, man oranžiniai, ružavai, sunku čia pasakyti, gal geltonikai išvadinsiu. Ta prasme, taip, faktiškai Alytaus yra 10,1, Alytaus rajone, pačiame mieste 9,6, Jurbarke 9,2 ir Kalvarijos savivaldybė, tai yra Marijampolės teritorijoje jau būtų, Marijampolės teritorinė darbo biržos Marijampolės skyriaus aptarnavimo teritorija, Kalvarijos savivaldybė 9,1. O kaip pati Marijampolė atrodo šitoje, jeigu mes artėjome prie mūsų situacijos? Aš turiu sekantis skaidruolį, aš viską parodysiu. Ir tai peržvelgti, tai jau galime pasižiūrėti. Marijampolės savivaldybė 9,6, 5,9, atsiprašau, jaunimo nedarbas, bendras 9,6, Kalvarijoje 14,8, jaunimo 9,1, Kazlų savivaldybėje 12, bendras jaunimo 7, Vilkaviškio 13,1, jaunimo 8,6, Šakių 12,4, bendras ir jaunimo 5,3. Kaip jūs pasakytumėt šitas skaičius? Ar jisai yra toks, kur kelia nerimą, jau reikia kažką galvoti, pergalvoti, ar tai yra tiesiog atitinkantis Lietuvos vidurkius skaičius? Jeigu imtumėm žiūrėti bendros savivaldybės Kalvarijos savivaldybės, kelia nerimą, nes kaip matote, 9,1.
įdarbinti tik Kalvarijos savivaldybėje. Jaunimas yra mobilus ir šiandien bendraujant su jaunimu matome, kad jis noriai migruoja į kitus miestus, tai yra į Kauną, į Vilnių, ne tik tai, kad, sakykime, mūsų Marijampolės regiono teritorijoje. Tai dabar, jeigu dar sugrįžti, noriu vis tiek, kur mažiausias nedarbas yra, ir tai yra Pakruojyje, Neringoje, Birštono savivaldybėje, kur čia galime sakyti kaiminystė, galime ir ten ieškotis darbo, tiek jaunimui, tiek ir visiems kitiems. Ir vienas didžiųjų miestų, kur daugiausia turi jaunų bedarbių, tai yra Panevėžys, tai yra 8,2%. Aš norėčiau, kol jūs, labai atsiprašau, kol jūs iš tuos skaičius panyrat, aš tiesiog noriu pasidalyti vienu tokiu girdėtą frazę. Yra Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas Robertas Dargis. Šitaip pat kaip ir kai kurie iš mūsų pašnekovų yra vardai pavardės, kurie yra praktiškai ženklai, vardą pasakai ir juos žino. Ir vat ponas Robertas Dargis sako, pas mus Lietuvoje jaunimo nedarbas turi tam tikrą šaknis, aš nagi, jos kaip ir visas nesakė. Pas mus tėvai būtinai ko nori, reikia turėti butą. Jeigu vaikas baigia mokslus, ko reikia turėti buto? Butas ką daro? Pririša, jisai neleidžia judėti, rinktis galimybių, dirbti kur nors kitur. Ir tokiu būdu tai yra dar vienas lyg tai akmuo po kaklu, lyg tai geras akmuo, bet jisai pririša žmogų. Ir gali būti, Loreta, kad jūsų skaidrėse šitie skaičiai yra dėl to tokie, kad tai yra susijęs su gyvenimo vieta, su mažu judrumu. Ar gali būti šiandien? Be abejo, kai šnekam su moksleiviais, vienas dalykas, kada renkantis profesiją, mes ir sakom, užsiduok savo klausimą, ko tu nori iš gyvenimo. Jeigu tu galvoji sugrįžti į Marijampolę ir reikėsi biofizikos specialybę, tai be abejo galbūt absurdiškai skamba, kad šiandien dienai biofizikas rastų Marijampolėje darbą, kokia be būtų tai perspektyvi specialybė. Tai tiesiog vėlgi reikia atsižvelgti, kur tu nori sugrįžti, ko tu nori, ar tu tikrai prisirišęs prie tėvų ir tau 25 metų vis tiek norisi, kad tėvai būtų visiškai pašonėje, nes yra tokių jaunuolių, kurie sako, ne, aš griežtai atsisakau išvažiuoti iš Marijampolės, nes čia mano tėvai, čia mano seneliai ir aš noriu dirbti tik tai čia Marijampolėje. Kitas sako, man svarbu darbas pagal specialybę, galiu dirbti bet kuriame Lietuvos regione, o jeigu jau matome, kad perspektyva ne, tada pradeda ir plačiau žiūrėti, jau į Europos Sąjungą, kiti net ir pasaulio mastu, jau šiandien mes daromės konkurencingi, ne tik tai konkuruoti turime savo vietos rinkoje, bet ir viso pasaulio darbo. Aš labai atsiprašau, bet mes esam dviese ir aš ir ponas Antanas, kurie nori jūs trupučiuką nutraukti. Gal jūs duotumėt mikrofoną pašnekovui? Aš turbūt nelabai supratau gerai skaičius, nes nedarbas 25% Lietuvoje. O čia blogiausias 10%. Tai čia iš to gal biškai geriau paaiškinkit, nes aš, kaip suprantu, tas bedarbas jau... Taip. Jeigu dabar vidurkis 23,7. Bet tai prašyčiau tą skaičių, nes aš jums paskui dar suteiksiu žodį. Galbūt tai ir klaidina, todėl kad Europos Sąjungos nedarbą mes imame iš Eurobarometro duomenų ir tenai už tai taip ir gaunasi, ten skaičiavimo metodika truputėlį skiriasi. O kada Lietuvos darbo birža skaičiuoja nedarbą, tai yra užimtų gyventojų skaičius yra dalinamas iš bedarbių skaičiaus ir dėl to patina skaičiavimo metodika. Bet jeigu mes perskaičiuotumėm, pavyzdžiui, Europos Sąjungos šalis pagal mūsų metodiką, aš manau, tendencija išliktų ta pati. Tai skaičiai iš tikrųjų darbo biržos ir statistikos visą laiką truputėlį skiriasi ir klaidinančiai galbūt veikia, atrodo, kad oponentas kalbėdamas tiesiog panaudoja tuos. Čia skaičiai, pasaulio lygio, va šitie skaičiai yra žiauriai gerai. Taip, iš tikrųjų mes darbo biržą visą laiką skaičiuoja neįmančius, galbūt yra neregistruotų bedarbių, bet jis netėjo į darbo biržą, neužsiregistravo. Taip, aš jau matau, tarpusavėje diskutuojate gerai sutartim, jūs turite mikrofoną, jūs galite imti, bet jeigu reikalas laukia, tai aš norėčiau judėti trupučiuką kitur. Loreta, jums dar bus proga parodyti tas skaidres, o dabar aš norėčiau trupučiuką suktelt kitur. Šią savaitę, šiandien ir pirmadienis, praėjusią savaitę Seime vyko diskusija, kurioje buvo pažymėta, kaip tik ėjo kalba apie užimtumą. Ir sakė, broliai lietuviai, visi, ar jūs būtumėt jauni, ar vyresnio amžiaus,
Būkit pasiruošę vienam. Vieno diplomo, vienos kompetencijos laikai praėjo. Reikia turėti kelias kompetencijas. Ir dabar aš jums parodysiu vieną skaidrę. Tai yra viskas apie vieną žmogų. Ir aš, žinokit, spaudžiau, kad man viskas sutilptų. Profesoriau, tai yra iš oficialaus. Man susigėsti reikėtų. Iš oficialaus. Vat mes to ir pažiūrėsim. Taigi, aš vat norėjau paklausti, jūs esat absoliučiai tas žmogus, kuris atitinka tas tendencijas, kad atsiprašau, kad vieno diplomo nebeužteks. Mes važiuodami automobilyje, jūs neįsivaizduojat, aš girdėjau ir apie fiziką, ir apie filosofiją, ir apie socialinius dalykus. Todėl aš ir noriu paklausti, profesoriau, kaip čia dabar jūsų profesiniai srity atsirado šitiek diplomų ir šitiek kompetencijų? Kas tai yra? Beprotiškas charakteris, kuris verčia vis ieškoti, vis naujo. Kas tai yra? Aš gal asistuosiu. Ne, profesoriau, čia... Aš matau, tai iš tikrųjų dėstytojas ir man labai sunku kalbėti į auditoriją, kai aš nematau buvęs dėstytojas, dabar jau nebe dėstytojas šiandien. Tai štai man, kada čia prieš tai kalbėjo Loreta, tai man vienas dalykas labai rėžia ausį ir visada man rėžia ausį, kada sako, sunku rasti darbą, ieškau darbą. Tai aš taip įsivaizduoju, kad žmogus eina miške kaip grybus, žinai, darbas ir susireikia darbą. Aš tai darbą įsivaizduoju, kad tai nedaiktas, kurį reikia susirasti kažkur, tai pamesta kieno nors ar atliekama arba niekam nereikalinga daiktą, o darbas yra, man aš palyginčiau su paveikslu, su dar kažko, tai yra, ką reikia susikurti. Iš tikrųjų, aš kitaip nesuprasčiau, kad eini gatvėje ir ieškai darbą. Gali nesurasti. Tai reikia susikurti save tokį ir kad veiktum tai, ką tu nori veikti. Tai aš labai paprastai išėjau. Čia dabar to mano biografija, tai nežinau, galėčiau susigėsti, galėčiau girtis ar dar kažkaip. Tokia, taip gavosi, toks gyvenimas ir negyvenau, todėl kad tokį gyvenimą savo kūriausi. O dabar aš, jeigu kalbam rimtai apie darbą ir žiūrėdamas iš to žmonės, aš bijau, o patekite rankas, kas čia iš tikrųjų iš jūsų galvojate apie tai, apie profesiją, apie darbą, ką jums reikės iškoti. Va, jų nėra. Vienas gal, gerai. Profesija iškota darbą. Profesija, darbą, dar kažką. Tai aš tada galiu pasakyti, kad aš esu išrinktas kitoje vietoje, Žemaitijai. Ir gerokai važinėjau po mokyklas ir mokyklose moksleiviam imu ir paklausiu. Sakau, štai galim pakalbėti apie politiką, politinę situaciją. Viena tema, kita tema galim pakalbėti apie valstybės valdymą, kaip valdyti valstybę, arba kokias problemas yra, kokias įsėdėse valdymo, kita tema. O trečia tema galim pakalbėti apie tai, kaip jūs turite susikurti save, kad nugyventumėt gyvenimo laimingą. Ir žmonės dar man nekartą nesirinko pirmų dviejų temų moksleiviai, nesvarbu kokie ten, 8-tokai jie būna, 9-tokai ar 12-tokai, bet rinkdavosi tos paskutinį dalyką, temą apie tai pakalbėti, apie tai, kaip nugyventi gyvenimą savo, laimingai, pagal savo scenarijų, ne pagal Maksimos, ne pagal LNK, ne pagal Gogos ar mano scenarijų, o savo scenarijų, ir ne mamos. Ir ne tėčiai, ir ne seneliai, savo scenarijų. Prašau, jūs įnešat į šeimą sumaištį, taigi reikia klausyti tėvų. Kaimynai, kas sako. Aš kiek suprantu, čia toks kalbėjimas būtų visai neaktualus, bet moksleiviam, ką aš matydavau, yra pakankamai aktualus. Ir jie išeidavo, po tų 45 minučių, kiek man skirdavo, gerokai įraudė ir gerokai susimąstė. Na, aš ką sakydavau, ten daug dalykų pasakydavau, bet vienas iš tų dalykų, kur teikdavau, tai buvo toks teiginys, kad reikia susifokusuoti 3 dalykus. Čia ne mano sugalvota, aš knygos įskaičiau, čia negalėčiau pasigirti, kad esu atradęs tokius fainus dalykus. Paprasčiausiai reikia pagalvoti apie tai, o kokioj srity aš norėčiau gyventi, veikdamas ir taip, kad širdis veikdavo. Na štai, tarkime, aš kaip savo studentams, anksčiau kalbų dėstytas paklausau, sakydavau, tu studijuoji teisę, pas mane teisininkai ir viešo administravimo studentai buvo Mykolo Romerio universitete, arba politologai
FMI. Tai štai klausdavau, kokiai srity studijuoja teisę, politologiją, o šiek tiek dainuoja dėl žirgų. Jau kažkas tai yra problema, ar tai? Tada aš klausiu, o kokiai srity, ar tu gali toj srity, kur širdis dainuoja, įjungti ekonominį variklį? Na gerai, teisės srity ir žirguose. Ir kaip tu įjungsi ekonominį variklį vienoje ir kitoje srityje? Gali ko gerai žirguose įjungti, ar ne? Gali, bet studijuoji teisę. Kaip tu įjungsi tą ekonominį variklį, savo finansinį variklį, pinigus? Nupaišau ten, sakysime, tą dolerį. Kaip tu įjungsi toje srityje, kurioje tau širdis nedainuoja? Silpniau, ar ne? Na ir trečias dalykas, į kurį reikia atkreipti iš tikrųjų dėmesį, sakykime, ar gali toj srity pirmauti pasaulyje? Ambicijos kokios? Tai yra metafora, bet pirmauti pasaulyje. Tai veikti taip, kad tu būtum geriausias. Jeigu tai yra, nori, visados galvoja apie kirpėją, kad kirpsi, plaukai, man čia kažkas švelnaus ir liesas ir visai kita. Tai yra šansas, kad pirmausi pasaulyje, nes tau čia dainuoja ir tada pinigus turėsi. Bet jeigu tau yra bjauru, nes tai riebu, keliesi prie kažkokią senį plikės, tai kaip tai jungsi tą ekonominį variklį, kaip širdis dainuos ir kaip tai pirmiausia pasaulyje senį plikių kirpėja. Suprantat, ką aš dainuoju? Tai vadinasi, šita daina iš tikrųjų yra labai apie paprastus dalykus. Ar pažįsti save? Save? Kokios mano asmenės kompetencijos? Yra mano asmenės kompetencijos, mano asmenės, žmogaus, žmogiškos, ne profesijas turim, mano žmogiškos kompetencijos. Atitinka ir kiek aš turėčiau jas patobulinti, paplėtoti ir kur aš galiu patobulinti, paplėtoti savo žmogiškasias kompetencijas. Taip, kad galėčiau būti pirmas pasaulyje, uždirbti daug pinigų ir širdis dainuotų nuo to, ką aš veikiu. Tai gal reikia, neužtenka žmogiškų, visai nereikia gal studijuoti. Absoliučiai. Čerčilis buvo nieko, jokio diplomo neturėjęs, bet jis buvo Čerčilis. Ir net Nobelio premiją gavo, ar ne? Tonis Blairas nieko nesudijavo, jis vis tiek premjeras. Tai čia, gal nieko nereikia studijuoti, tiesiog reikia eiti į tą sritį ir užtenka žmogiškųjų kai kur kompetencijų. O gal reikia studijuoti, arba tiesiog tai smalsu dar kažką. Tai dabar reikia apsispręsti toje srityje, kurioje tu nori veikti ir būti sėkmingas, ar tau reikia dar dalykinį kompetenciją, o gal reikia socialinį kompetenciją. Tai dabar reikia suprasti save, ko tai srityje, kurioje aš noriu būti pirmas pasaulyje, čia metafora, aš sakau, vadinasi, reikia susipaisyti. Tai, o čia nežinau, kaip jūs norit, čia yra mano gyvenimas ir tiek. Taip gaunasi, kad kartais tu studijuoji, pasirodo, kad visai neto reikia. Gyvenimas lekia strimgalviais ir arba visai širdis padainuoja, kaip labai kaip aiškiai. Tada ieškai, kur tas širdis dainuoja ir tada keiti radikaliai ir čia ir aš nemanau, kad tai sėkmė yra keisti profesijas. Aš netgi sakyčiau, kad ko gero gal nesėkmė. Taip, per visą labai sėkmė čia, kai tu studijuoji fiziką, o paskui dirbi kaip filosofas 13 metų, paskui ir tas pjauni, dirbi kaip vadybininkas. Taip, tas horizontas prasiplūdė čia, bet čia nėra labai pasiekmingiausias dalykas. Man daug geriau, kad, man atrodo, sėkmingesnis būtų karjeros kelias, kada žmogus pataiko, geriau atspėja save. Nereikia taip ieškoti, kaip aš, tarkim, ieškoti savęs. Ir sėkmingiau eina tuo keliu. Bet iš savo karjeros aš galėčiau tik palinkėti, nebijoti keisti, net kiek tau metų būtų, keisti, spjauti, jeigu į tai, kas buvo užbraukti, ir eiti tolyn ir viskas. Aš žinau, kai kuriems žmonėms pinigai patys svarbus yra. Kai studentam klausdavau, ar jis nori būti milijonierius, tai rankos pakildavo. Kai paskui išsiaiškinau, ką tai reiškia, kad reikia iš tikrųjų, kad širdis dainuotų dėl milijonų ir visas gyvenimas ten reikia, tai ne vienas nebenori. Ir aš nenoriu. Tai štai, bet yra gal kas nori. Tai štai Vokietijoje skaičiau apie kokią nors mokytoją, kuri buvo mokytoja
mokesčiai, pensija ir labai norėjo vis dėlto tą milijoną. Ir jisai dirba tą milijoną. Tai čia yra labai greitas uždavinis. Bet reikia suprasti tokį dalyką, kad tokie vidutinio sunkumo uždaviniai kaip milijonas, kaip profesija, yra pasiekimi per 3-7 metus. Dainuoti galima pramokti, jeigu klausą turi per 3-7 metus, taip kad nebūtų gerai išėjus iš scenos užplėšti, skaičiuoti kvantinius uždavinius galima per 3-5-7 metus. Taip, kad galėtum iš to pragyventi. Ir kad būtum, matytum galimybę tapti pirmoji pasaulyje. Lygiai taip pat milijoną galima uždirbti per 7 metus, jeigu nesi visai išvadas išpirkęs. Ir galą nesi tikrai susitrenkęs. Tai štai, tai yra labai lengvi uždaviniai, bet tik klausimas, ar būtinai nori. Tai štai, pensininkė norėjo, dirbo. Tai kiekvienas iš mūsų esu įsitikinęs. Jeigu pažįstame save, savo asmenės kompetencijas ir suprantame, ką reikia patobulinti asmenės sunkiau. Asmeninėse kompetencijose, o ypač dalykinėse kompetencijose galime pasiekti labai aukštumų, o kai pasieksime aukštas aukštumas, tai turėsim pakankamą gerą gyvenimo lygį ir visai net nebūtinai norėsim tą milijoną ar dar kažko, bet būsim patenkinti, nes širdis dainuos toj srity. Profesorius, negaliu ištverti, nepertrauksiu. Aš jau pabaigiau. Aš ne dėl to, aš jūsų pasiklausiu noriu, visokių čia versijų paskleidėt. Ir tėvų nereikia klausyti to širdies, palyginkit šitos du dalykus. Mūsų tauta yra protinga ir sako, 9, matai 10 badas. Tai ką čia dabar reikia realizuoti? Paklusimą tėvam ar tuos 9 amatus? Ir juokais, bet šitame jokiai yra tiesos, profesoriau, dar vieną sakinį. Aš sakyčiau, vieno dalyko, kad nereikia, tai nereikia ieškoti darbo. O ko? Širdies? Meilės? Aš ką tik pasakiau, reikia būti pirmaujančių pasaulyje, vienoj srity, kompetentingų labai, ir kad ten širdis mano dainuotų. Žinokit, tada pasidarbais. Aš taip įsivaizduoju, bet kokį žmogų, gerai, ypatingai gerą, štai aš, tarkim, man kažkada trūkdavo pinigų, mokslė, po sovietmečio, ten mokslė labai daug pinigų, su broliu pradėjome mūrinti židinius ir krosnus. Taip pasidirbom per 2 dienas 2 mokslininkų atlyginimus mėnesinį. Taip, ir bet ko reikėjo. Lietuvius ir nori, tik reikia gražiai mūrinti. Tai bet kokioj srity, jeigu jis mūris, tinkuosis, gražiai kirksit, ar dar kažką darysit, bus tų pinigų ir labai daug. Bet jūs turit būti pirmieji. Pirmieji ir tai turi jums patikti. Tai aišku, yra tam tikrų sričių, kuriuose konkurencija bus didesnė negu kitos. Tose srityse galime tikėtis, kuriuose nereikia kapitalo investicijai, tai bus didesnė konkurencija. Na, tarkim, kompiuterio taisytojų bus daugiau, nes ten nereikia kapitalo, ir ne tik reikia proto, turėti spars kompiuterį. Tai bus daugiau negu kur nors kitur, kur reikia kapitalo. Bet jeigu jūs būsite verslus ir turėsite idėjų, jūs ir kapitalas bus susirasite, jeigu jums reikės to kapitalo. Bet yra daugybė sričių, kuriuose jūs galite pradėti uždirbti pinigus ir būti labai sėkmingi, kur nėra visiškai pinigų poreikia, arba labai mažas kapitalo investicijos, o jūs tikrai turite būti kieti. O dabar kaip pasidaryti kažkokiai srity tvirtam ir kietam, tai jau čia reikia asmeniškai atsakyti. Kiek reikia jums pagalbos. Aš, pavyzdžiui, žinau vieną moksleivį, 11-oką Vilniuje, kuris dabar atsisako. Kitais metais sako, nesimokysiu mokykloje, tik ateis egzaminus laikyti, nes visą tai mokykloje man tik gaila laiko, gaišina laiką. Nes aš noriu būti kietų kompiuteristų, jisai jau dabar yra labai kietas kompiuteristas. Jis labai dabar gerai programuoja. Jisai planuoja ir išvažiuos, jisai dabar laiko dar 11-okas būdamas egzaminus, kad išvažiuoti į Ameriką studijuoti ir žino, kur, kokiam fakultete, kur studijuoti programavimą. Tai, žiūrėkit, tikslingas, fokusuotas žmogus, tai ar jam, jūs sakote, bus jis darbo ieškos? Ten pradėjo durus, tai reikia žmonių, kurie norės jį darbyti. Tai aš kalbu apie tai. Labai paprastas dalykas. Tai, o jeigu mes galvojame, kad čia studijavusime kažką, tai gal aš būsiu teisininkas. Tai pilna tų teisininkų. Kam jų reikia? Tai tada ieškosiu darbo. Gal aš būsiu socialinis darbuotojas, tai pilna tų socialinių darbuotojų. Bet kuo tu įsiskiri? Kuo tu įsiskiri kitoks?
kitoks. Kur tavo pranašumas? Tavo pranašumas turi turėti kažkokį skiriamą į brožą. Ir jeigu tas brožas atsiranda, jis sugebate suformuoti, tai jis bus labai sėkmingas žmogus ir prie jūsų turės eilę žmonių, kurie norės, kad jūs mūrytumėte, kad jūs šukuosinat, būtent jūs padarytumėte šukuosiną, kad jūs suknelį pasiūtumėte, būtent jūs suknelį ir sutiks mokėti brangiau, o jūs tada galvosite, kad aš galiu įsidarbinti dar kitą žmogų, nes pas mane daug suknelių gali būti pasiūta ir panašiai. Nu, štai toksai yra kelias, profesinis kelias teisingas, kada darbas ieško jūsų, o ne jūs ieškote darbo. Bet jeigu jūs ateisite į darbą, išspręsite, ar pas jūs yra darbo, o ko tu nori? Aš noriu 2000. Tai tada žinot, susakys visą gerą, jums pasakys visą gerą. Pas mus darbo nėra. Nes jūs norite pinigų, o ne darbo, jūs neturite jokių kompetencijų, socialinių ar kažkokių pranašumų. Tai tada jūs nesate reikalingi. Tada iš tikrųjų jūs ieškosite darbo kaip 5 litų ant kelio, bet tos 5 litus visi surinko. Ir aš nepatinka net 30 centų ant kelio. Tai taip yra. Nu, mano toks požiūris. Reikia pažinti save, suprasti, ką jūs norite veikti ir dėl to tai reikia tvirtinti. Būti kietesniam ir kitam. Ačiū. Aš dar noriu, dėl to profesorius čia klausė, kas ketinate keisti darbą? Ar ieškoti kažko? Man atrodo, kad pasibaigus diskusijai iš jūsų bus daugiau. Aš pati esu gyvas to pavyzdys, po 10 metų pakeičiau profesiją, paskui vėl keičiau ir dabar aš galvoju, čia gal 3. ar 4. Taip, kad profesoriau, gal galim susilažinti, kad pabaigoje, jeigu tik aš nepamiršiu, priminkit man, pakelt ranką ir žmonės pasakys, kad jie jau nori būti patys geriausi vyrų šukuosenų meistrai, patys geriausi rūbų dizaineriai. O dabar aš noriu eiti prie kito pašnekovo. Vėlgi esu girdėjusi tokį žmogų, kurį žino Lietuvoje irgi ne vienas metu, tai yra Boguslavas Gruževskis. Ir jisai vėlgi, tiesą sakant, nustebino, gal ir nepareikšdamas, kad šiuo metu Lietuvoje visų paklausiausiai yra praktiniai intelektualai. Na, aš bandau dėliotis, ką tai reiškia. Praktinis, tai reiškia turintis didelės patirties, o intelektualas tas, kuris turi kelis diplomus. Betgi žinokit, čia sėdi priešais žmogus, kuris paneigs šitos dalykus. Aš nežinau, man Natalija, jeigu internetas meluoja, tai ir aš apsimeluosiu. Bet yra parašyta apie jūs, aukštųjų mokslų nebaigęs, visko išmokęs iš gyvenimiškos praktikos, tačiau universitetai siūlo jam rašyti doktorantūros darbus. Taigi, pone Natalija, tai koks yra tai jūsų universitetai? Čia ne aš internetas. Ne, tikrai aukštųjų mokslų nebaigęs, bet daug studijavęs iš tikrųjų gyvenime. Šiai dienai studijuoju Anglijos universitete. Dėl to tas jausmas yra, jis nėra, kad iš nieko dabar ką master's degree darau ten, tai po to jo variantas, aišku, yra aukščiau. Bet studijas pradėjau labai vėlai. Iš tos techninės pusės, bet iš gyvenimiškosios pusės pradėjau nuo 11 metų. Man labai patikdavo kompiuteriai. Aš kai išvažiavau į Australiją, tai prasidėjo, juos jau pradėjo lipdyti. Aš gal 11-12 jau pradėjau lipdyti kompiuterį. Pradžiai buvo IBM, Wine tokie. Ir gana greit supratau, kaip jie veikia, ko reikia tam kompiuteriui, kad jisai dirbtų. Ir pažiūrėjau, kad labai paprasta, nors visiems atrodė, kad kosmosas yra. Ir manau, kad gali įsigyti pasitikėjimą savimi, kai įsigilini, tas, kad tau yra įdomu, supranti, kaip veikia kiekviena detalė. Ir gali tas gyvenimas paprasčiau atrodė, tas kompiuteris ir tas kosminis laivas, ir kad viskas yra įmanoma. Ir kad mes tikrai viską galim pasiekti, jeigu įsigilinsime detalės, kaip tie procesai veikia. Tai sėkmingai šito kompiuterio verslu pradėjau ir pamačiau, kad yra IT sritis, internetinės sritis labai pelninga. Ir atrodo labai viskas gerai, 2006 metais, kai viskas prasidėjo, ten investuoti. Iki 2000 buvo geras bumas, bet buvo masiška krizė 2000-aisiais su kompiuterio verslu ir viską praradau. Buvau basas ir laimingas su didelė mintimi, kad vis tiek viskas bus gerai. Aš
visada mokėjau žaisti pokerį. Nuo 2000-ųjų prasidėjo pokerio bumas toks. Ir kaip aš nuo vaikystės žaidžiau šeimoje šiek tiek ir gerai gaudžiausi matematikoje, tikimybių teorijoje, psichologijoje žmonių, ką žmonės galvoja, tu galvoji, ką jie galvoja apie tave. Jeigu tu tą perpranti, tu turi persvarą pokerio žaidime, jeigu tu matematiką supranti taip pat. Ir dalyvauti tuose turnyruose, geruose žaidimuose buvo labai pelningas dalykas nuo 2000-ųjų iki 2008-ųjų. Taip, toks buvo didžiulis bumas ir daugas uždirbo daug pinigų, sukūrėm verslą su internetu susijusi su tuo, kas man labai patiko, daug pergalių. Ir tuos pinigus, manau, kad labai sėkmingai, efektyviai panaudojau su darbo vietų. Ir, aišku, gerai gyventi. Tiesiog atradau savo kelią. Ir man atrodo, kad tai yra pamoka visiems ieškoti savo kelią. Tas dalis to buvo su Lietuvos krepšinio rinktinė, prisidėti prie jų gerų rezultatų ir tą sėkmę įkvėpti. Ir tai yra tas klausimas, daugas gali turėti klausimų, gerai reikia būti geriausiu pasaulyje. Nemanau, kad aš esu geriausias, aišku, siekiu būti geriausiu. Tikėti, kad lietuvis gali būti geriausias, kad mes tikrai esam, dar turim net pranašumą prieš anglus ir amerikonus dabar, mes esam valdami. Turim pasitikėti savo genais, savo praeitim, savo pasiekimais ir kad viską galim pasiekti. Nuo to pradėti, siekti būti geriausiu, gal nepasiseks. Pasirinkti kitą kelią, kai ateis laikas. Jeigu dabar aš noriu būti ten kompiuterius stiliuoti ir gaminti, bet matau, kad aš per mažas tam. Bet sukurti portalus yra paprasta. Sukurti aplikacijas, pavyzdžiui, mobiles, yra paprasta. 11-okai, 10-okai daro tai. Irgi Lietuvoje labai daug teisininkų, daug kas tėvai nori, kad aišku, matyti savo vaikus teisininkus. Mano dėdukas buvo vienas iš pirmų teisininkų Kaune. Bet tai žinau, kad tai ne mano kelias yra iš tikrųjų. Tai pasirinkau kitokį kelią, gal tas pokeris, lažybos, bet viskas ir atsimuša į matematiką. Apskaičiuojam, žino modelius, turim komandą, kuris skaičiuoja tikimybių teoriją. Visur skaičiai nemeluoja. Tai dėl to tas rinktis labai yra svarbu, pažiūrėti, kiek yra darbo vietų laisvų tuose sektoriuose. Dėl to, kai tuos skaičius ten parodė, man jie nebuvo logiški, dėl to iškėliau tą klausimą, kad aš manau, bet jaunimo nedarbas Lietuvoje yra labai aukštas. Realiai apie 30% aš vertinčiau. Tie, kurie iš tikrųjų nori darbo ir jo negauna. Bet čia aš tikrai manau, čia nepagrįsta, bet labai sunku gal darbą iš tikrųjų, reikia tam pasiruošti. Kad jį surasti, reikia planuoti. Reikia įsivaizduoti save, kur aš noriu būti už 5 metų. Turit dabar galvoti. Šiaip klausyti kažko ir sekti tą visą bandą, nenueisit niekur. Reikia galvoti, kur aš noriu būti už 5 metų, padaryti planą ir jo siekti. Įsigilinti į visas detalės to plano, visas smulkmenas ir mokėti tą padaryti. Ir tada jūs pasieksit ir tikrai nueisit ten, kur norėsit. Be abejo pasiruošę, jeigu galite pakeisti kryptį, jeigu ten nesiseka. Bet taip, širdis vadovauja, to, ko nori, tą gali pasiekti. Visi gali pasiekti. Ir nėra niekada vėlu. Manau, kad bet kada gali pakeisti tą kryptį, bet kada gali vėl persimokyti, išmokti iš visokių nuoskaudų, nepasisekimų. Bet reikia siekti. Tiesiog siekti iki galo to, ko nori ir pasieksi. Aš dar noriu jūsų pasiklausti. Prieš 4 metus mano sūnus stojo, reiškia rinkosi profesiją ir čia kai kurių žmonių laukia, arba bus dabar, arba jau įvyko. Ir aš sakiau, Dieve mano, paskutinius marškinius nusivilksiu, bet kad mano vaikas įstotų, kad jisai būtinai baigtų universitetą. Ir aš dabar, kai pradėjau žiūrėti vat jūsų atveju, kai klausausi, kad Jungtinėse Amerikos valstijose, kad jokios tragedijos nėra, kad 18-metis, 19-metis nepasirenka studijuoti kažkur, o eina į pasaulį ir pažįsta save. Jūs universitetą suradot nei 28 ar ne metų susirašyti studijuoti. Jūsų galva, kaip čia, nes esam tėvai, dėl Dievo meilės, paliks tas vaikas, nebenorės paskui mokytis.
Nu kaip gera nieko nedaryti? Ne, kad aš nestudiavau, tai tikrai šeimoje buvo tokia gana didelė tragedija, nes rezultatai buvo geri ir iš tikrųjų aš gavau labai gerą darbą Honkonge, Maklidų biržoje, nuo 19 metų. Tai iš tikrųjų nebuvo kaip studijuoti ir eiti toliau po kolegijos ir buvo gana sunku kažką daugiau daryti man asmeniškai. Tikrai būčiau, jeigu būčiau Australijoje likęs, kažką būčiau daręs daugiau su studijom. Bet tikrai nėra prasmės dabar eiti kažkam į universitetą, tapti teisininku ar kokiu nors daktaru, jeigu širdis to negeidžia ir jeigu jūs nematot, kur jūs būsit su tuo diplomu už 5 metų ar už 10 metų, nes gal reikia kažką labai studijuoti. Jeigu dar pakalbėti apie sritis konkrečiai, jeigu kažkas šaukia į mediciną, tai aišku, yra tikrai labai geras kelias. Mano protų žiūrint, medicinos sritis, biotechnologijos ir nišinės visokios sritis susijusios su medicina Lietuvoje yra labai perspektyvus. Aš tai taip. Tai jeigu jūs šaukia į mediciną, tai prarasti tikrai negali prapulti su šitų verslu, nes visi serga daugiau, žmonės vis senesni. Čia grynai matematika, dabar logika. Tai tą pasirinkus nėra problemų, bet ką nori daryti, turi studijuoti ir turi save įsivaizduoti, kur tu būsi už tam tikrą laiko. Aš dar noriu jūs paprovokuoti. Mes visi ir jauni, ir vyresni norim milijono čia ir dabar. Aš galėsiu jo naudotis, aš visko pasieksiu, bet jūs didžiosius pinigus, iš kurių prasukot verslą, kuris jums studijas atnešė, jūs užsidirbot prie pokerio stalo. Ir aš suradau vėl internete, atsiprašau, jeigu jisai meluoja, suradau tokius dalykus. Pašnekovo, tai apie jūs, pašnekovo svajonę pasiekti, kad Lietuvoje būtų tokio aukšto lygio universitetas, kuris prilygtų Harvardui ar Cambridge'ui. Ir netgi jūs esat pasirengęs visus pinigus palikti būtent tam. Tai vis tik tai vadinasi, yra kažkokie kiti dalykai, tai to universiteto reikia ir aš buvau ne šiaip sau pasirengusi marškinius paskutinius nusivilkti, neprisirinkti. Manau, kad vis tiek čia jau paskutinis etapas. Pradžiai mums reikia turėti normalią boarding school, kurios nėra kadetų mokykla, kur vaikai galėtų gyventi ten ir turėti tokią drausmę ir iš tų mokyklų siekti įstoti tokius universitetus. O tą reikia Lietuvoje sukurti. Be abejo, mūsų daug universitetų, ką mums gėda prisipažinti, mes nenorim šnekėti viešai, yra diplomų spausdinimai. Ir tai reikia pripažinti, kad tai žinių nesuteikia. Bet mes to neprisipažįstam savo šeimoje to žinodami, tėvai vis tiek vaikus siunčia į tas mokyklas, kad gautų tą diplomą, kad jie garbingai jaustųsi. O ką su juo paskui daryti? Jeigu tu neturi žinių ir neturi noro, tai tu sugadinai savo daug metų. Dėl to dar daug reikia Lietuvoje mokintis iš tikrųjų, kad mes galėtume tokį universitetą turėti. Bet tai yra tikslas, tam tikras gyvenimo yra tą pasiekti ir kad to vaikai siektų nuo pradinės mokyklos. Šiaip yra siekis pradinė, vidurinė ir tada dar aukščiau eiti. Bet to negalime pradėti tik tokį universitetą be kitų pradinių mokyklų, kur vaikai galėtų siekti pakliūti paskui. Tai jo, tokia svajonė, manau, kad įvyks. Ačiū, kol kas. Aš noriu priminti auditorijai, tai yra vieša diskusija. Jeigu jums kyla noras išsakyti kažką, paklausti, jūs duokit ženklą ir mes tą padarysim. O dabar, tik iš karto, kyla noras, mikrofoną, prašau, profesoriau, ar mes gal leisim pirmam auditorijai. Labą dieną. Aš norėčiau tokį gal provokuojantį šitą klausimą užduoti, nes gerbiamam Kęstučiui pasiūlyti tiesiog žiūrėjau, jūs visada akcentavot savo kalboje, pranešime, akcentavot, kad reikėtų akcentuotis į vieną, sakykime, kažkokią tai sritį. Bet žiūrint į jūsų, kaip sakant, pasiekimus, aukštus pasiekimus moksle, tai klausimas, ar visgi, sakykime, yra iš jūsų biografijos matyti, kad jūs esat labai universalus, ne? Fizika, humanitariniai, socialiniai mokslai. Tai kaip tam jaunimui daugiau orientuotis, ar vis tik akcentuoti ir žiūrėti vieną sritį, ar siekti universalumą? Mylėjai, aš taip... Mes galime atsisėdė, tikrai, profesoriau, gal... Man, aš matau akis žmonių.
man svarbu. Ir aš žinau, kad, ir netgi žinau, kad jis svarbu. Jeigu aš tik jaučiau, kad svarbu, vis tiek suočiausi, o aš dar netgi žinau. Tai tikrai, jeigu būtų čia stalas viršuje, tai aš tada matyčiau vis ir sėdėčiau ir tikrai nesistočiau. Tai dabar aš noriu sureaguoti. Mane užgauna kada gerbiamas Goga Rimai sako, universitetai ten yra, taip kaip Stom pasakė, kažkada politikai, Seimas yra miškus. Mane užgauna, nes aš kažkaip nenorėčiau būti taip kvalifikuotas. Tai yra nuomonės atsiprašau. Nuomonės, taip, aš galiu sakyti, visi pokerio žaidėjai yra ten tokie. Žmogus nesimokęs Lietuvoje, jis jau nei universitete, nei ką, jis jau jos nurašė. Tai lygiai taip pat lietuviai sako, Lietuva, čia niekai. Lietuva, ten kažkas tai, ten. Mane tai užgauna. Aš galiu pasakyti, o Harvarde istorikas yra kietesnis už Lietuvos istoriją. Harvarde lituanistas yra kietesnis už Lietuvos lituanistus. Harvarde, sakysim, vokiečių filologas kietesnis už Lietuvos vokiečių filologą. Atleiskit, nieko nekietesnis. Harvardo fizikas kaip nors formulės kitaip skaičiuoja negu mūsų fizikas. Tai aš turiu pasakyti, kad mano kolegos, kurie studijavo tą pačią fiziką, tą pačiam universitete, kur jis spjaudėte, sakykim, kuo sėkmingiausiai dirba Harvarde, Cambridge ir dar daugelį kitų universitetų fizikai. Jūs sakot, niekam tikia. Žinot, mane tai skaudina. Aš žinau, kad jie gerai skaičiuoja. Ir geri branduolistai. Aš sakiau dėl universitetų. Nenurašykim ir nenusivertinkim. Ir pats blogiausias dalykas - nenusivertinti. Taip, mes rinkoje esame kitokie. Ir kitestie. Kitokie, bet neblogesni. Ir aš nenusivertinsiu niekados. Ir neleisiu, kad man kas nors nuvertinti ir iš šiukšlių dėžę kištų. O kai mane kiša, tada aš parduosiu. Ir dabar, žiūrėkite, dabar aš bandau jums atsakyti. Jeigu aš ką pritariu labai, ką Gogas sakė, dabar jau pasakysiu kaip jūs. Iš tikrųjų, net ne 5 metai, net ne 10, o gerose knygose, kur daug labai per gyvenimą skaičiau, yra pasakyta, tu turi save įsivaizduoti mirties akivaizdoje ir kad esi laimingas. Bet jūs įsivaizduokit save mirties akivaizdoje ir kad esate laimingas dėl tokio gyvenimo. Ir nugyvenat, būtent to. Ir tada formuoju. Iki pat mirties. Tai aš, pavyzdžiui, susiplanau, aš įsivaizduoju, aš turiu tam tikrus planus, nenoriu čia slidinėti ir savo gyvenimo keliams piršti arba įpiršinėti. Jeigu būtų paskaitos, tai aš imčiau, kaip aš pavyzdžiui, iš savo gyvenimų, iš kitų gyvenimų. Bet dabar jisai yra pakankamai nuoseklus. Man patinka skaityti knygutes. Man patinka kai kurie dalykai ir aš tą darau. Man patinka dirbti su žmonėmis ir aš tą darau. Man tai patinka ir aš taip įsivaizdavau gyvenime, kad aš to dalyku darysiu, tą ir darau. Ir tikrai darau tai, ką įsivaizdavau. O dabar man buvo nesvarbu kokios sritis. Man atrodė, kad labai įdomu pabaigti fizikai, pabaigiau ir vien 5 pabaigiau, kai kitokį pažymį nebuvau gavęs. Per keletą metų buvo geriausias fakultete fizikas ir štai, bet man atrodė, kad aš skaičiuosi žvaigždės, kosmosą, dar kažką. O man reikia skaičiuoti 2 elektronų sąveiką, dalyvauja 2 fotonams ir 2 ksenonams. Ir man tai pasirodė neįdomu, nereikšmingai. Patraukė fizikos filosofiją. Labai toli. Fizikos filosofija nuo fizikos netoli. O toliau nuo fizikos filosofijos, socialinių mokslų filosofija irgi netoli. O šalia yra ir sociologija, ir socialiniai mokslai, ir valstybės mokslai, ir knygos apie valstybę, ypač tokia valstybė, kuri vadinasi Lietuva, ir kuri tuo metu, kada aš jau į tą pusę patraukiau, neturėjo politologų, neturėjo sociologų, neturėjo valstybės valdymo specialistų, ir sritis yra tuščia, tikrai tuščia, ir kažkas turi tą sritį ateiti ir dirbti. Tai man pasirodė, kad visai viliojantis dalykas projektas pakeisti ten irgi įdomu. Tai ir štai mano karjeros kelias atlik vingiuotas, bet pakankamai nuoseklus. Bet jisai yra toksai, kur knygos, sprendimai, vertinimai ir panašiai. Tai mane skaudina, kad ir man atrodo tik glūminio dalykas. Nereikia nusivertinti. Nereikia nieko nusivertinti. Kadangi
buvo paminėtas labai konkretus žmogus, prašom, Ahanai. Tikrai, noriu atsiprašyti už skaudimą, tai nebuvo asmeniškas dalykas. Ne, tai taip, čia buvo pasakyta, aš pasakysiu iš kur. Pas mane dirba Lietuvoje apie 500 žmonių, sukurta darbo vietų. Jie yra atėję iš įvairių universitetų. Aš iš žmonių girdžiu, kaip jie mokosi. Pas mane yra nemažai teisininkų, kurie yra labai gabūs, kurie baigė Mykolo Romerio universitetą. Gyvenimo vardais ir aš žinau, kaip yra sakoma ir kokia yra teisybė, kad yra daug šeimų ir daug studentų, kurie nori tik to diplomo. Tai nebuvo apie visus studentus arba apie visus lietuvius. Tai yra faktas, kad daug kas renkasi tokį kelią, kad reikia gauti tą diplomą, kad būtų garbė šeimoje, kad jų vaikas turi diplomą. Ir tai yra. Ir aš tai sakau, reikia to išvengti, pasirinkti savo kelią ir būti stipriam. Kad tu iš labai geros šeimos, tu dar gali geriau susimokyti. Kad tu iš didingos garbios šeimos, tu gali daug ką pasiekti. Bet nereikia būtinai siekti to, kas yra lengva ir paprasta. Ir nebūtinai universitetą baigti dabar. Aš dabar studijuoju 37 metų istoriją. Ateis laikas, bus ir vaikas, bus ir tas diplomas. Ir manau, kad nereikia panikuoti. O čia dėl įsižeidimo mes labai daug galime įsižeisti Lietuvą. Mes galim galvoti, kad visi policininkai yra geri, ir kad neima kyšių, ir kad visi studijuoja. Ir neduoda kyšių, bet taip nėra šiai dienai. Taip aš žinau, ir tai yra faktas, bet mums yra kur tobulėti. Ir mes tai galim padaryti. Aš noriu pritarti, Antanai, mes puikiai visi pažįstam Raimondą Kuodį. Atsiprašau, taip, ekonomistą, teisingai pasakiau pavardę. Ir aš irgi buvau žiauriai įsižeidus, kai jisai pasakė, nepriimčiau pas save į darbą ne vieno ekonomisto, kuris yra baigęs Vilniaus universitetą. Mano vaikas tą profesiją, tą specialybę įsigijęs. O dabar noriu pereiti prie kito pašnekovo. Ir noriu pradėti nuo tokio klausimo taip tiesiai. Noriu klausimą užduoti Vytautui Šulinskui. Ar jisai yra laimingas, dirbdamas namų vaikų, tai pasakysiu, kaip vadinasi, Marijampolės vaiko tėviškės namų direktoriumi. O klausiu štai kodėl. Žmogus mokėsi radijo elektronikos, mokėsi miškotyros, viešojo administravimo, o va dabar dirba, lyg ir vadybininko darbą. Ir dar pasiklausiu noriu, ar auditorijai nereikia šviesos, ar akis mato. Nereikia šviesos. Tada švieskit jūs mūsų pašnekovai. Prašom, Vytautai, ir jūs esat laimingas. Aš Kuodžiu nepriimčiau po tokio pasakymą. Supratau, aš atėjau žiauriai ir sutikau. Vytautai, prašom. Negalime tikėti išspręsti nieko. Aš tik pabandžiau sušvelninti įtampą, kad jūs netiktumėt vėl į atlapus. Jeigu tiktumėt, tai man. Atsiprašau, Vytautai, prašom. Tokia viena daina yra, sako, taip esu laimingas. Tai tikrai. Ir žinot, sako, čia buvo pasakyta, kad širdis turi dainuoti, tai ta širdis dainuoja ir dabar, ir anksčiau įdainavo širdis. Ir man kažkaip tai visą gyvenimą mielos dainos tos, kurios širdyje. Studijavau radijo elektroniką, nebaigiau, tuo metu, matot, mums neleido dainuoti kartu su Roksetai, su Led Zeppelin, Black Sabbath. Tai išėjau iš tenais, išėjau į kariuomenę. Aš atsiprašau, Vytautai, labai noriu tiksliai paklausti. Jūs čia trupučiuką taip juokaudama sakot, neleido ten to ir to dainuoti. Ar jūs pradėdamas studijuoti supratot, kad tai yra ne jūsų? Klausiu dėl to, kad yra tokių dorų gerų vaikų, įstojo, nepatinka, kaip dabar išstosi, mama neleis, aš irgi esu tokia. Tai kodėl jūs vis tik tai išėjo, kodėl ryžotės, iš kur ta drąsa tokia? Labai įdomi. Sunku kartais prisipažinti ir sunku pasakyti, įvertinti tas visas klaidas, kurios buvo praeitį. Bet aš nuėjau radioelektroniką studijuoti vien todėl, kad gavau iš Kapsuko elektros ryšių įmonės siuntimą. Ir žinot, ir truputį, kada sušlubavo tenais man į kai kurios disciplinos, truputį per daug visuomeniniais darbais apsikroviau, tai pagalvoju, man labai buvo gėda prieš tuos, kurie siuntė, kad aš taip prastai mokiausi. Tai žinokit, tikrai pasakysiu atvirai, tai buvo
pagrindinis dalykas, dėl ko aš palikau radioelektroniką, nors man patiko. Bet jūs dabar sakot, kad tai buvo teisingas jūsų sprendimas, nes žinau, kad tikrai bus žmonių, kurie įstojo ir sakys, gal imu ir perstoju. Dabar galiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi. Kariuomenė sustiprino truputį protelį, grįžau, pradėjau dirbti darbininku miškuose, pradėjau studijuoti ir aš visą laiką buvau tuo metu įsitikinęs, kad man diplomas visiškai nereikalingas. Mes nevartojom tada to žodžio kompetencijos, čia toks naujas prieš 2 metus atsiradęs, mes jį kitaip vadinom. Tai man tos kompetencijos tada buvo svarbiau negu diplomas. Bet aš pasirodo labai klydau. Tada, kada jau galėjau užimti vieną kitą vietą, man pakišo aukštesnę vietą, pareigas aukštesnės, man pakišo koją tas diplomo trūkumas. Tada aš nutariau, dirbdamas darbininku, kad reikia įsigyti diplomą. Stojau į miškų tuometinę akademiją, pabaigiau miškotyrą ir pradėjau dirbti miškuose. Ir tuose miškuose, kada užkopiau dar iki geriausio miškininko, jau galėjau užimti dar aukštesnės pareigas, pamačiau, kad vėl mane kiti aplenkia, kad vėl man trūksta tos kompetencijos, tai yra, bet tas diplomas tuo metu labai reikalingas. Tai ką, aš sugalvojau, tada truputį išvykau į užsienį laimės paieškoti. Man ten neblogai sekėsi, bet žinot, biznis ne prie širties. Grįžau vėl atgal į Lietuvą, tarp kitko miškuose išdirbau 22 metus. Ir pagalvoju, kad jau yra šalia manęs daugiau pasiekimų, kad aš nieko negaliu padaryti. Man nepatinka, kad aš šalia manęs yra žmogus, kuris mane aplenkė, aš jo nepajėgiau aplenkti. Tai aš sugalvojau dar vieną dainą padainuoti. Visiškai netyčia susitikau tada amžinatilsį kunigą Kazlauską, kuris pavadino mane iš tą darbą. Ir tai tuo metu dabar žvelgiant iš jų pozicijų, tai vykti kažkokią ir avantūrą. Pradėjau dirbti, neturėdamas jokio diplomų, tik tai atsinešęs tas kompetencijas. Ir vėl pajutau, kad man trūksta. Tada įstojau į Šiaulių universitetą, baigiau viešą administravimą. Ir dabar žiūriu visus šitos jaunus ir pavydžiu jiem. Jie gali keistis, man jau truputį vėluoja. Teks tikriausiai dar 10 metų išdirbus, vėl bus 20 metų ir aš tada tikrai keisiuosi. Aš pasiryžęs, kad aš tikrai keisiuosi. Reikia nebijoti, ypatingai jaunimui, keistis. Aš galvoju, kad reikia, kaip sakė, neieškoti darbų. Tam tikrai pritariu, neieškoti darbų. Darbas tavęs turi susirasti. O dar kitaip, dar tokią vieną mintį norėčiau pasakyti prie to, kad, žinot, mes gyvenime be Dievo pagalbos niekur nepapuolam, niekur neatsistojam. Gali kaip kas nori sakyti, vieni gamta, kiti tokios jėgos, bet aš kaip katalikas tiesiog įvardinu. Ir aš galvoju, kad tenais į tas, kur tave Dievas nukreipė, tai yra svarbiausia toje vietoje reikia atiduoti viską, ką gali. Ačiū labai už jautrų. Taip, aš atsimenu, žmogus kėlė ranką ir prašė sureaguoti. Tai mes dabar ir eisim. Prieš kalbindama psichologą pabandysim tada dar pakalbinti salę. Prašom, pasistatykit. Aš esu nusolakėtas. Tai už kalbos aišku. Sulakiausi. Dabar šnekam visą apie darbą. Dabar jis pradės, kaip iš tos sovietiniais išėję, dabar tas pokytis, pavyzdžiui. Tas skaičius, jeigu pokytis, tai čia kažkas labai blogai. Tai šnekam apie darbą, tai iš tų koks tie darbas yra. Baisiai, dabar, pavyzdžiui, man tai galvos internetu. Korto? Taip, Pokerį? Pokerį. Tai supranti, aš nesakojau nejautį, kad tai fotokai, gerai matariai, tai man seksis. Ir dabar registruojusi, tai aš kartais nespėjau įsiregistruoti.
bėda. Nu, galvoju, kad šito pirmų. Kad aš tokius valdžios turiu būti pirmas, tai pusė pasaulio už pasikalbį man. Konkurentas? Kuriam saitė? Šitą... Unidad poker 5 kortų dėka būtų nutėję uždarbis nukoks 18 eurų, nugiai dėmės. Bet būti pirmas, o šį visą naktį, tai žinot, koks tai varas. Ir sako, mane neišinti. Tai jeigu profesorius sako, aš noriu užžydininkai, jam užkrito bilietų, jie užkrito, mazolė, reikia įsižeisti. Žinau, kad sėkmingiausia lietuviai. Aš atsiprašau tik į mikrofoną, kadangi reikia įrašą daryti. Tai aš labai meną palaikau, čia baisinės darbas ir mūsų lygiai tas jau pokerės, tai jau kunigas, pavyzdžiui, irgi mišęs laikus prakaituojamis. Tai kaip čia įsižėdė? Anku. Dėkui. Aš irgi žinokit, ko tu bijojau, bet supratau, kad Antanas norėjo kažką reaguoti, ar paliekam jūsų pokalbį tuo metu. Paskui, vėliau. Labai gerai. O dabar norėčiau kreiptis į psichologą. Atsiprašau, o visi atsistoja. Pasakykit, kas vyksta. Vienas žmogus neturi diplomą, bet yra geidžiamas universitetų. Kitas žmogus turi bene 10 diplomų, kompetencijų. Trečias nebijojo pakeisti gyvenimo ir dabar su jaudulio ašarom sako, aš esu laimingas, man fainai yra gera dirbti ir gyventi. Klausykit, nu, kas darosi šitoje Marijos žemėje? Tai čia, man atrodo, kad čia nieko nuostabaus, iš tikrųjų. Aš, kad kiek metų, kelinti metai, ir mano studijų dalykas buvo objektas susidomėjimo, bet pastarosius metus karjeros. Karjera, žmonių karjera, darbinė karjera. Ypač tai šitam kontekste tikrai įdomių dalykų yra atrandama. Kad ta šiuolaikinė karjera įdama tokia chaotiška pakankamai, lyginant su to, ką turėjo galbūt mūsų tėvai. Viskas buvo aiškiai sudėliota, kaip pasakyti, viskas iš anksto prognozuojama, planuojama ir žinoma. Tai šiais laikais labai daug tokių dalykų, kurie yra nepakankamai tokie atsitiktiniai, bet pakankamai stiprus, kurie įtakos mūsų karjerai. Ir aš iš esmės labai pritarčiau tai nuomonėje, kurie ir gerbiamas Kęstutis išsakė, kad tai, ką mes darom su savo karjerom, tai iš esmės mes turim jas susikurti, susikonstruoti, susidėlioti patys. Nepaisant to, kad yra daug tokių interesuotų pusių, kurios mums liktai galėtų padėti ten susikurti savo karjeras, nes, sakykime, tėvai, aukštosios mokyklos, draugai, dar kokios įtakingos pusės, bet būtent susikonstruoti. Yra dar tokia, kas padeda paaiškinti šiuolaikiniai karjeros teorijai labai įdomi tokia koncepcija Lego karjerai. Tokia, kur sakoma, kad žmogus kiekvienas, nepaisant to, koks jo amžius, ten ar jis jaunas labai, ar vyresnis, ar vidutinio amžiaus, iš esmės yra tokioje situacijoje, kad jis konstruoja karjerą kaip mažas vaikas iš Lego kubelį. Jis kažkiek tai turi. Tie kubeliai, tai tarp kitko yra, sakykime, gebėjimai, vertybės, norai, interesai, kontaktai, ryšiai ir visa kita, kas gali būti svarbu. Ir žmogus iš esmės jis pats pradžiui jis turi mažiau. Jis gerai juos pažįsta, sudėlioja kažkokį statinį, kuris jam patinka. Paskui padeda, ant lango vaikas, sakykime, apdulkėja tas statinys, jis jį atsibosta, gauna dar kažkokią porciją Lego kubelio. Jis šitą sudaužo, išgriauna ir kuria kažką tai naujo, iš esmės, iš naujo. Dar kažką sukuria, ten ateina giminės, pažįstamai, pakloja, pasidžiaugia, vėl atsibosta, jis dar kažką tai įsigyja ir kuria toliau, nuolat kuria. Reiškia, žmogus kuriantis karjerą kaip mažas vaikas, iš esmės yra. Ką jis sukurs, jį tai turi terminti. Nėra kažkokių labai daug suinteresuotų pusių, prieš ką jis turi dar atsiskaityti. Aišku, ten tėvai, aukštos mokyklos ir kiti galbūt, kokios kitos institucijos galbūt nori, kad kažkas gautųsi tokio prasmingo, bet šiuolaikiniai karjerai įdomu tas, kad tas atsakomybės centras yra pats žmogus. Nepaisant to, kad daug yra patarėjų, kurie daug ką gali rekomenduoti, patarti, padėti, bet atsakomybės centras pats žmogus ne tik Lietuvoje, čia aš kiek girdėjau ir Europos Sąjungoje yra tokia tendencija, kur sakoma, kad tokia savoka darbumas, kaip teisingai verčiu iš anglų kalbos, labai svarbus. Reiškia, tu turi ruoštis karjerai, ugdydamas įvairius savo gebėjimus. Ir čia tokia įdomi analogija yra, sakoma, dabar šiais metais bus olimpiada. Tai vienas iš mokslininkų, kuris analizuoja šiuolaikinės karjeras, sako, kad dabartinis žmogus, besiremdamas tai darbo rinkai, praktiškai yra
tokioje situacijoje. Jis daugmaž turi važiuoti į olimpiadą, bet nežino, į kokią rungtį jam reiks ten sudalyvauti. Ar plaukime, ar krepšinė, ar futbolė, ar kažkur tai, bet reikia ruoštis ir reikia laimėti. Tai mes panašioje situacijoje esame. Reiškia, mes turime investuoti į tuos savo tokius bendruosius gebėjimus, ne tik į kažkokias tik specialybinės žinias, bet ir kaip pasakyti, į mokėjimą mokytis, į mokėjimą bendrauti, į mokėjimą stebėti aplinką, žiūrėti, sekti galimybės, tas visą laiką negalvoti, kad tau kažkas ateis, kažką tai patars. Nors galėtų būti iš tikrųjų keista, sakykime, kad 19 ar 18 metų jaunuolis jis jau turi gerai orientuotis tam tikros srityje. Mes turim pavyzdžių, kur galima, daug žmonių buvo tokiam amžiuje, bendrai galvoja, žiūri į viršų, ten nesusivokia, sako, va, ten kažkas desnį geriau žino, tačiau situacija yra tokia, kad tu privalai pakankamai jauno amžiaus jau pradėti orientuotis ir veikti visas kliūtis, kurios tau trukdo susiorientuoti savo toj srity, kur tu renkiesi. Iš esmės, gal ten anglų galvožinių mažai turi, tai įveikti tą kliūtį, niekas už tai ten to neįveiks. Nenori, ten žinote, daug žmonių turbūt, daug konkurentų bus patenkinti, bet mes nepadarysim karjeros čia. Kaip sakyti, šiuolaikinis žmogus virsta toks sunkus vaidmuo tenka šiais laikais iš esmės. Šiais labai sunkus turi tapti ne tik kažkokios tai perspektyvų žiūrint į savo karjerą. Anksčiau žmonės būdavo labai patenkinti tuo, kad jie gerai išmano kažkokią tai vieną funkciją. Vieną funkciją išmano ir jis ten džiaugiasi, kad yra geras specialistas. Bet šiais laikais iš esmės labai svarbu galvoti, koks tos funkcijos kontekstas. Na, galim paimti, sakyti, kokį mediką. Tu ne tik turi operuoti, bet žiūrėti, ką rašo, ką mokslininkai rašo apie tai, kaip tokios srities operacijos vyksta, koks marketingas visos šitos srities. Iš vis labai plačiai turi žiūrėti pakankamai, ne tik į funkciją kažkokią orientuotis. Aš noriu jūsų kaip psichologo paklausti tokio dalyko ir kaip mama, ne tik kaip moderatorė. Yra toks pavojus, kad kitas iki beieškodamas to savo kelio, gali iš viso ne vieno diplomo neturėti ir galiausiai tau jau ateina žilas plaukas ir tu suvoki, kad o brolyti, o savo kelio aš tai ir nesuradau, kaip savo norit broliai lietuviai, bet šitokios esama grėsmės. Kaip jūs kaip psichologas šitą sakėte? Natūraliai čia visą laiką yra ta grėsmė, čia praktiškai, jeigu žmogus tampa kažkokiu tai firmos analogu, tai daug firmų ir bankrutuoja. Žmogus, aišku, tą savoką mes netaikytume bankruoto, bet gali būti, kad ir nepavyksta surasti kažkokį tai kelią, bet galbūt per mažai pastangų kažkur tai dėta, per mažai, kaip sakyti, dirbta kažkokioj srity, galbūt per daug tikėtasi, kad kažkur patars. O iš principo dar kalbant apie tos pačius diplomus, aš taip irgi galbūt neigiamai nekalbėčiau ir sakyčiau, kad bet kada galite tą nuomonę pakeisti, bet kada atsisakyti ten kažkokio kelio, kuris ten kur nueita ir ten nemažai, aš sakyčiau, žiūrint į tą realybę, kokią mes turim visuomenėje. Visokie simboliniai ženklai, ten už kurių tu gali užsikabinti krizės atveju, jie kartais įgauna prasmę, ypač tėvų akim žiūrint ten. Turėsi bent jau diplomą, jeigu jau niekas nesiseks, tai va čia tas gal kažkur pasitarnaus. Tuo labiau, kad šiuolaikinėje, sakyčiau, rinkoje labai dažnai priimami sprendimai greitai. Ten kartais būna, kad nespėjai pabendrauti su žmogum, tu tiesiog priima ten kokius nors CV ar ten kažką tai tikrai su tam tikrų diplomų ir visą kitą. Tiesiog nepakliūni į tam tikras kategorijas, kur tu galėtum ten eiti, žiūrėti. Aš sakyčiau, į tai reikia kreipti dėmesį kartais. Tai aišku, ne vien tik tai, į daugelį kitų dalykų. Daugelį kitų. Ir ne pirmiausiai tai, turbūt aišku, pirmiausiai. Aš išgrėbiau iš rankų, ar pabaigėt sakinį. Taip, aš mačiau taip jūsų reakciją, bet norėčiau dabar dar žodį suteikti auditorijai, galbūt tai bus vieša diskusija. Labą dieną, aš atsisuksiu, kadangi jau vis tiek Visi šiandien žodį savo intelektualai. Gintaras Kamaročius. Pradėsiu nuo tokios anekdotinės situacijos. Mariampoliečiai perka mašinas Vokietijoje, remontuoja, Marijampolėje jas parduoda. Vieni pažįstami žmonės nuvažiavo į Vokietijoje, pirkti mašiną, jinai nesikuria, nudarėjo apie 1000 eurų, parsivežė į Marijampolę ir moteris, kurie tą mašiną buvo nupirkta, ir ta suprato, kad reikia pasikeisti akumuliatorių. Pasikeitė akumuliatorių, mašiną užsivedė. Būdamas studentas Vokietijoje atlikinėjo praktiką
Sutaisėm vokiečių traktorius, nors buvom dar tik studentai, vokiečiai mūsų klausė, kelias mokyklas mus baigė. Kadangi ir šitame technikume ir akademijoje mus mokė ir agronomijos, ir ekonomikos, ir įvairių kitų sričių, aš pats esu mechanizatorius, mums tai buvo nesudėtinga. Mes daugybos lentėlę mintinai skaičiavom, vokiečiai skaičiavo tų kompiuterių. Ką aš noriu privesti? Jeigu Vokietijoje yra tokių specialistų, kurie nesugeba suprasti, ką reiškia akumuliatorius ir kur kas užsiveda mašinoje, supraskite, kad Lietuvoje ir visose kitose pasaulio šalyse tokių specialistų yra labai daug. Ir jūsų sėkmės variantai, tai yra 1%, 0,5% pasaulyje. Tuo tarpu, kai mes kalbame ir savo pavyzdžiais daliname su visa visuomenė, mes truputėlį darom vieną klaidą. Viename iš forumų Bambiauskas, pažįstamas visiems, taip pat akcentavo tą pačią esmę, kad reikia taip sakyti, reikia taip daryti. Kavos pertraukėlės metu mes su juo pasikalbėjom, iš tikrųjų mes darome kartais vieną didelę klaidą. Agituodami žmonės, mes kartais nesuprantam potekstais pasakymų. Mes negalime visiems jauniems žmonėms pasakyti, kad nebūtina siekti diplomo, jeigu aš nejaučiu poreikių, kad galbūt galima palaukti 20-30 metų ir tik tada ieškoti savo kelių, aš kategoriškai būčiau prieš. Dėl dviejų priežasčių. Aš kreipiuosi į jaunus žmonės, į studentus, tikrai siūlyčiau nesiblaškyti, jeigu turit pomėgį, rinkite specialybę. Ir tik tada, kai pasirinksit specialybę, kai ją įgysit, tada dirbkit tą linkme, ieškodami papildomų kompetencijų. Nuo 8 iki 17 valandos tęsiasi mūsų darbo laikas. Tai yra darbo laikas, per kurį aš turiu uždirbti pinigus. Ir jeigu aš būdamas studentų noriu parvažiuoti autobusu net prie 130 km, jeigu aš noriu valgyti ir valgyti mėsos kepsnį, kur ne kaip šitam technikume pienas ir batanas būdavau sunkiais laikais, tai turiu pirmiausia suprasti, baigiau mokyklą, privalau save išsilaikyti. Po 7 valandos aš užsiimu tais malonumus, kurie yra man malonu. Ir tada aš išleidinėjau savo pinigus, kuriuos uždirbau darbo metu. Taigi iš tikrųjų atkreipėm vieną dėmesį. Pirmai kalbančiai, bet dėja neleido pabaigti sakyti. Mes tas skaidres matėm prieš keletą savaičių šitoje salėje. Iš tikrųjų ten buvo labai įdomus skaičiai. Žmonių su aukštųjų išsilavinimu sudaro tik 4% bedarbių tarpe. Žmogus be kvalifikacijos apie 50% yra bedarbiai. Tai atkreipkime dėmesį ir tai, kad tik su aukštųjų išsilavinimu, tik su specialybė yra tikimybė rasti darbą. Žmonės, kurie neturi kvalifikacijos ir ateina ieškoti darbą, pasakykit, kokiai darbo funkcijai jį galima įdarbinti. Ar gal galima patikėti mašinos dažymą, ar žmogaus remontą, ar skraidymą su balionais. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kas prisims atsakomybę už orientaciją to jauno žmogaus, kuris įdės pinigus, investuos, prisipirks galbūt niekam nereikalingos įrangos ir su jie negalės dirbti, apturės didžiulius nuostolius ir, sakysim, bus paaukojęs 20-30 metų visiškai beveik, bet niekam. Aš siūlyčiau viską kalbėti atsakingiau, tiek asmeniškai, tiek įstaigų vardomis, tai iš tikrųjų už mūsų stovi žmonės, kurie mumis pasitikė. Matau, kad daug kalbų apie pokerį, noriu tai, kad suprastų, kas pokeris yra, tai yra tik tai dalis gyvenimo, tai yra hobis, tai nėra gyvenimas pagrįstas pokerio žaidimu. Tai tikrai noriu, kad labai būtų aišku, tai propaguoju kaip dalį žaidimo, kuris padeda psichologijoje, matematikoje tobulinti save, bet tikrai neieškoti ant kelio ir sėkmės per pokerį. Dėl diplomų, ką aš sakiau, kad būtų aišku, tam tikrais atvejais yra siekiama diplomo virš visko kito. Ir tai neturėtų būti. Tai būtų idealiausia, kad mes siektume to diplomo, kurį iš tikrųjų norime, ir siektume jo sąžiningai ir įgautume sunkiu keliu. O ne, kad diplomas mus neišgelbės. Tai nebus, kad mes dabar jau viską išspręsim su diplomu. Čia mano nuomonė be abejo. Bet šiandien visi negalbūt, ponia Krasiečiai. Gerai. Nes tai iš tikrųjų svarbu ir aš noriu sureaguoti. Žiūrėkit, yra daug naujų atvejų, tas atvejas pats blogiausias, kada žmogus nežino, kas yra ir nežino, ko iš gyvenimo nori ir neturi dar ir profesijos, tai yra blogiausias atvejis.
kad jis nežino, ko nori iš gyvenimo, bet turi diplomą, aišku, kad yra geriau. Sutinku, jisai, iš tikrųjų, jeigu man reikės įdarbinti, aš turėsiu taksi įmonę ir man reikės įdarbinti ir 10 vairuotojų ir, sakysim, 100 pasisiūlo ir 12 su diplomu. 10 ir įdarbinti su diplomu. Teisinga. Bet ar tai yra, aš dabar noriu atskirti vieną dalyką, ką nemaišyti niekas. Dabar labai tik atvirai ir sąžininkai pasakykite. O štai visi salėje sėdi čia, dalis turite diplomą. Aš irgi turiu. Pas mane diplomą užrašyta fizikas, dėstytojas. Tai kas ir dirba? Tai kaip užrašyta pas diplomą? Pakelkite rankas. O kas dirba, tai kaip neužrašyta diplomą? Nu čia nedaug. Žinokite, kad šitam pasaulyje, dabartiniam pasaulyje, daug žmonės dirba, ne taip, kaip užrašyta diplomą. Tai dabar, tai yra statistika. Tai dabar, štai jums atsakau. Už tai aš labai aiškiai skiriu. Tai, kas užrašyta diplome, tai yra kvalifikacija. Mano kvalifikacija - fizikas, dėstytojas. Aš jums dėja, jeigu jūs patikėsit mano vaikus, savo vaikus dėstyti man fiziką, jūs susilauksite problemų. Bet tai aš turiu kvalifikaciją ir pakankamai gerą fizikas buvo, bet nebeturiu kompetencijos, apie ką aš visą laiką ir bandžiau pabrėžti. Bet kompetencijos neretai gali būti įgyjamos. Ir be diplomų, ką parodė gerbiamas blogai, jis turi aukščiausias kompetencijas įvairiuose srityse, neturėdamas diplomų. Ir jeigu reikėtų man jį įdarbinti, aš jį labai daugelį darbų darbinčiau, jeigu turėčiau įmonės ar dar kažką. Jį labai daug pozicijų. Ir visai neklaušiu jo diplomų, bet paklaušiu, ką tu brolyti moki. Ką tu sugebi. Ir man tada bus visai neįdomu, jau jums prieštaravant, ar tai Mykolo Romerio universitetą baigė, ar jisai yra, žinai, misteris, nežinau, Berlyno Humboldt universitetas ar dar kažką. Man tikrai neįdomu. Tai jis 5 kartus baigė 5 universitetus, bet nieko nesugeba, visą laiką tik mokėsi. O man reikia, kad darbą dirbtų, kad jisai kompetentingas būtų tam tikrai vietoj. Ir aš joje darbinsiu. Supratot? Man diplomas neįdomu. Amerikoje 60% įdarbinimų įvyksta nepareikalavus jokio popierio. Jokio popierio. Ir visai net neįdomu. Pas mane fakultete dėstydavo matematikos docentų darbą, bet jis nepatyko. O aš fakulteto dekanas dėja filosofijos pas mane, jeigu daktaro laimės. Tai kokią aš teisę turėčiau vadovauti vadybos fakultetui, jūs man atsakykite. Bet jeigu jūs mane bandysit su pagaliu vaikyti, sakykit, kad aš neišmanau vadybos, mes galim pradėti rungtyniauti ar olimpiadas kelias. Tai aš tikrai išmanau. Tai štai, tokie dalykai yra. Tai diplomas reikalingas, bet jeigu jis sutampa su jūsų tikslais, tai dar geriau. Dar geriau. Ir dabar didžiausia blogybė, kur aš labai atsakingai yra, ir rimtai šneku. Čia ne iš pasaulio. Aš manau, kad didžiausia Lietuvos blogybė, ne tie blogi universitetai, kur mes neturim ten kažkokių Oksfordų, Kembridžų ar dar kažkokių. Blogiausia yra tėvai ir mokyklos. Tėvai ir mokyklos. Dabar pasakysiu, tėvai, jų nepakankama kompetencija kaip tėvų, kad nepažįsta ir nepadeda vaikui atskleisti. 19 amžiuje tai buvo labai lengva. Visų tikslas 19 amžiuje žmonių buvo gyventi gyvenimą taip, kad patektų į dangų. O dabar 21 amžius. Ir man reikia nugyventi gyvenimą taip, kad susikurčiau savo dangų čia žemėje. Savo dangų čia žemėje. Ir mano dangus, jūsų dangus, ir jo dangus yra skirtingi. Štai ką kalbu. Ir tėvai nesugebėjo patarti, kaip tą padaryti. Ir mokyklos nesugebėjo patarti, kaip tą padaryti. Štai kur yra problema. Kaip mums pažvelgia iš tenės išgirdo tikrai skirtingų nuomonių. Mums mes ir juokavome, rimtai kalbėjom. Kokia jūsų yra nuomonė? Man dar sėkiu šiandien mes buvom su jaunimu susitikę. Dar viena idėja. Reikia daryti sėkmės akademiją Marijampolės žmonėms ir jauniems žmonėms. Va sėkmės sėdi. Kęstutis Masiulis sėkmės žmogaus. Dar vienas sėkmės kelias. Ir laimikės žmogus sėdi. Klausykit, kuo ką papasako apie savo kelią? Neapsoliutinkit. Tai
modelio nemokėčiau gyventi, bet jis veikia. Laimingas žmogus daro visiems laimę, daug dievų visiems sveikatos. Aš nežinau, kas aš buvau ramus. Man įstojau universitetą, ten mokslas kažkaip sekėsi, atėjo į kampą šaltenis, nebėti politiką. Nuėjau politiką, kažkaip matyti netvirtas buvau. Tiesą sakant, aš nežinau, ar aš dabar savo vietoje, nes mano pagrindinis principas yra šitas. Jau sakiau turbūt, laimingas tas, kuris savo vietoje. Ir klausiu savęs, kiek tu matai politikų šiandien žmogau prie savo vietoje? Atsiprašau, aš nedaug. Kiek tu matai kunigų, dominuokit savo vietoje? Mokytojų, daktarų ir panašiai. Linkėčiau visiems susirasti savo vietą. O su Višinsku darysim Sėkmės akademiją. Atvažiuos Lausas ir išmoks aplikacijas piešti. Išmokys. Atvažiuos koks nors Butkus ir papasakos, kaip Marijampolė už fermentų pinigus galeriją pastatyti. Taigi visiškas grožis. Smagi diskusija. Tiesų jau sakom, viskas. Niekas ta mokykloje, tai mokytoje. Ir tada, kai reikia pavyzdžius rodyti, čia smagiausia, iš to viskas gimsta. Pergai kaip planus sako, policininkai nukišus, tai viskas, tai gyvenimas. Iš provokacijos yra diskusijos smagumas. Labai gerai, nes aš jau tarsi to labai nemanėjau. Tai skaičius, kas norėjo, žiūrėjo, bet ta prasme dabar norėčiau pasakyti. Man šiandien kilo toks klausimas, kurį galbūt aš prieš daugelį metų, nes atėjus į darbo biržą užsidaviau, kas gyvena žmogaus kokybė. Ar tai būtent kažkoks tai aukščiau stovintis žmogus, kaip mes vadiname kartais Dievu, kartais aukščiausio, ar tai tas kaip Cezaris per gladiatoriaus rungtynes, kur nulėmė taip iš tą pakelių aukštyn ir žemyn, nulemta nuo gladiatoriaus mirtį ir gyvybę. Šiandien man, klausant savo oponentų, galbūt kilo toks klausimas, kad žmogaus gyvenimas tai yra svarbiausi dalykai. Tai yra mąstymas, tikėjimas, atkaklumas ir svarbiausia irgi entuziazmas. Mąstyti, kad ką tu darai, ar tau iš tikrųjų tai patinka ir tada tikėti tuo, ką darai ir atkakliai to siekti. Ir kaip ir sakė Daulis, tai kas, kad kartais mes tėvai irgi sugadiname vaikus, o sugadiname tuo, kad kartais iš tikrųjų per gailestį neleidžiam jam kai ką daryti. Ir iš savo praktikos galiu pasakyti, kad kartais ateina jaunuolis 25 metų vedamas mamos ir dar mama visą laiką sako, kaip galima, pavyzdžiui, pasakyti žmogui, kad per vieną dieną nuspręsti, kad tai darbas yra per sunkus. Ar galime vertinti, ar jis yra per sunkus, ar jis man patinka, bet paprasčiausiai mama arba tėtis sako, sunku nedaryti, o per sunkumą mes tobulėjame. Ir tik sunkumai mus atveda ir galbūt kas tai yra ta sėkmė. Tai sėkmė galbūt nėra tas rezultatas, o būtent sėkmė yra ėjimas tuo keliu ir galbūt nugalėjant tuos sunkumus, pajausti tą skonį, tą entuziazmą ir būtent jeigu to entuziazmo nėra, tai būtent reikia savo suduoti klausimą, ar tikrai mano kelyje viskas gerai, ar tai profesinė kelyje, ar tai veiklos kelyje, ar galbūt negrįžtame. Dėkojam. Toliau žodį noriu baigiamai įsteigti ponui Vytautui Šulinskui. Marijampolės vaiko tėviškės namai. Aš dar norėčiau pakartoti tą savo truputį nuomonę, kurią pirmai ir bandžiau sakyti, kad kur bebūtumėte, viską, kur bebėtumėte, dirbkite sąžiningai ir taip kaip tėveliai sakydavo, ką darai, tai gerai. Ir viskas tikrai tada bus. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad yra daug diskusijų, bet turbūt manęs neišgirstate, kad aš sakiau kategoriškai diplomus išmest į sąvartyną, tai tokio nebuvo pasakymo. Tokio panašaus nebuvo pasakymo. Nereikia iškreipti žodžių. Nesiteisime. Ką aš norėjau pasakyti iš tikrųjų, Gėgėliaus seniūnai ten yra. Aš norėjau pasakyti, kad yra sričių, kurios yra labai perspektyvios ir tikrai labai yra diploma gerai, pavyzdžiui, medicinos sritis, aš propaguoju, biotechnologijos, IT verslą. Aš labai esu už, jeigu tu įsigilini ir tu savęs pasiklausi, kodėl aš studijuoju, ko aš siekiu. Ir jeigu tu turi atsakymą tam, gerą, tu studijuok ir siek to diplomo. Bet jeigu tu neturi to atsakymo, mano nuomonė, tas diplomas tau nepadės.
Kai aš darbinu žmonės, aš niekada neklausiu, ką jie baigė. Aš klausiu, kur jie dirbo. Man labai svarbu, kad jie būtų dirbantis dabar. Reiškia, jie yra geidžiami. Ir ką jie moka, ką jie sugeba. Ką jie padarė. Jeigu tu žaidži futbolą, kiek tu įvarčių esi mušęs? Kaip tu esi muši? Kodėl tu esi muši? Va čia yra mano klausimai. Tai čia aš tik iš savo pusės galiu pasakyti, kaip aš mąstau. Tai aš nežinau, ar laikas parodys, ar tai yra taisyklingas ar ne, bet tai yra mano praktika. Tai visiems linkiu sėkmės ir džiaugiuosi, kad profesorius labai gynė institucijas ir jeigu visi taip kaip jas gintų, mes turėtume puikias kiekviena institucija mūsų ugdymo, lavinimosi, gyvenimo, nes ten galų gale mokomės, o ne kažką kitą. Ačiū.